norėtumėt pasakyti Vitorijai? Bruna ir Raki. Cindė. Ursa. Hanė. Onutė. Saulė. Na, vienintelė. Atėjo šalia atsisėdo ir praktiškai visą laiką užnekėjom su veisėja. Prasidėjo šalimais, o visi kiti duka. Visada užkabindavo akį mopsai, nes jie labai juokingi. Nuvykau į veislyną, viskas tapo aišku. Mopsas ir nieko daugiau. Ir vis dar yra smagu ir juokinga ir linksma kiekvieną dieną 6 metus. Rinkausi šunį pagal veislę, nes kaip ir auksaspalviai retrieveriai dažnai yra naudojami terapiniam darbe. Nusprendžiau, kad tai yra mano veislė dėl būtent jų specifinio temperamento. Tai yra primityvi veislė ir labai savarankiška. Kai eini gatvė ir vediesi ant pavadžio ir su kuo tu jautiesi va tokioj visiškoj pilnatvėj, tai yra vokiečių aviganis. Vagė šlepetės iš po lovos ir visą laiką jas nešiojasi. Bet jos negraužia, jos tiesiog kaip retrieveriai medžiokliniai šunys, tai nešti grobį. Tai vogti kojines arba bet kokį nukritusį daiktą, ypač tų, kurių negalima liesti ir graužti. Mėgsta žaisti su katinais. Katinam tai nelabai patinka. Griaužt koją savo. Maisto ant stalo palikti yra sunku, nes šita dama tikrai nutaikys momentą. Ona yra princesė ant žirnio. Bet koks dalykas bus paverstas į dramą išreikštą balsais. Pasverti, ar galėsiu aš tiek skirti laiko. Tai draugas visam gyvenimui. Labai pagalvoti, tikrai atsakingai apsvarstyti ir įsivertinti savo atsakomybę, pasiryžimą, įsigyti ir mylėti visą širdim. Jeigu dėl haskio, tai labai gerai pagalvoti. Tikrai labai specifinė veislė, ne kiekvienam žmogui. Nusipieškit savo ant lapo lūkesčius ir pagal tai dėlioti šunų veislės. Kartais mes imdami išvaizdą, po to gaunasi, kad tas charakterių nesutapimas ir skyrybos. Turėt vidinę meilę gyvūną. Šuo pats geriausias draugas. Viskas tom pasakyta.